Kvadratinis centimetras, kvadratinis milimetras. Kvadratinis centimetras yra kvadratas, kurio kraštinis ilgis yra lygus 1 centimetrui. Kadangi kvadrato ir ilgis ir plotis yra vienodi, tai apskaičiuojant kvadrato plotą 1 centimetrą dauginame iš 1 ir gauname 1 kvadratinį centimetrą. Pavertus kraštinės ilgį milimetrais, gauname, jog 1 kvadratinis centimetras yra lygus 100 kvadratinių milimetrų. O kas yra kvadratinis milimetras? Tai yra kvadratas, kurio kraštinis ilgis yra lygus 1 milimetrui. Apskaičiuojant plotą, 1 milimetrą dauginame iš 1 ir gauname 1 kvadratinį milimetrą. Figūros plotas 5000 kvadratinių milimetrų. Koks jos plotas kvadratiniais centimetrais? 5000 daliname iš 100, nes 1 kvadratinis centimetras yra lygus 100 kvadratinių milimetrų. Gauname, jog figūros plotas 50 kvadratinių centimetrų. Žvilgtelk dar atgal, perskaityk dar kartą, įsimink. Kas yra kvadratinis centimetras? Kas yra kvadratinis milimetras? Kiek kvadratinių milimetrų sudaro 1 kvadratinį centimetrą? Jei atsakei šios klausimus, tau puikiai pavyks atlikti užduotis